Premjera prieš pusmetį su mini albumu Mudviejų pasiilgsiu debiutavusi dainų autorė ir atlikėja Kornelija Anelauskaitė šįryt pristato dainos Barokas Ošia vaizdo klipą ir ruošiasi koncertui klube Tamsta kovo 17 dieną. Apie viską išsamiau pati autorė. Labas rytas, Kornelija. Sveikas. Paminėjau debiutą prieš pusmetį, paminėjau mini albumą Mudviejų pasiilgsiu, tuomet vyko ir jo pristatymo koncertas, išleistas ir vaizdo klipas, tikrai tokia ambicinga kūrėjos pradžia. Kaip jautiesi šiandien, kai tas pusmetis jau prabėgo, ar žengti šiame kūrybinėme kelyje darosi vis drąsiau? Po truputį dar vis mokausi ir tikriausiai čia niekada nebus galutinis procesas savo kažkaip kelti tą drąsos lygį ir dar vis labiau stengti savim patikėti. Tai kaip tik peržiūrėjau irgi, kad pirmą dainą išleidau birželio 18, tai ir gaunasi lygiai 7 mėnesiai, tai džiugus pusmetis, tikrai labai toks daug vidinių lūžių įvykę ir labai daug tokio naujo gūsio mano gyvenime. O kas tos drąsos, to ryžto įpūtė, nes aš žinau, kad mini albumas tikrai labai asmeniškas yra ir kad, buvo ir įsitikinimų, ir įtikinimų, kurie atrodytų tame kūrybinėme kelyje kažkada stabdė, bet galiausiai juos nurašiai, įveikiai, perlaužiai. Tikriausiai ta pati drąsa ir tas vėl iš naujo pasitikėjimas savim, ieškojimas būdų, kaip savim labiau pasitikėti ir žinoma artimųjų palaikymas. Tikriausiai be jo būtų žymiai sunkiau ir kažkaip noras eiti ten, kur tave kažkas šaukia. Aš visada jaučiau, kad čia kažkoks yra truputį didesnis jausmas negu tiesiog muzikuot ir kažkaip noris ir sekti paskui ten, kur tave atrodo kažkas šaukia, pašaukimas, kas tai bebūtų. Ar drąsina, kad tame kelyje prisijungia vis daugiau žmonių, kalbant ir apie klausytojus, bet ir apie kolegas, nes jeigu nesumeluosiu, mini albume skambi pati viena, tuomet kai pristatinėjai koncerto formatu mini albumą, būgnininkas Dovydas Grižas ir gitaristas Marius Mažeika prisijungia, o kovo 17 dieną klube Tamsta turėsite dar vieną muzikantą greta, tai bosistą Andrių Vaicenavičių. Tai gausos tikrai gretos gausėja, didėja, ar smagu, ar nekantrauja, ar laukia ir apie koncertą kalbant, ir apskritai tolesnė eiga to kūrybinio kelio. Viskas viename, ką suvardinai ir labai smagu, kad viskas kažkaip po truputį tikrai plečiasi ir auga ir didėja. Ir labai laukiu, tikrai, man labai reikšmingas momentas buvo debiutuoti su grupe ir estradoje, kadangi turėjom tą pirmąjį koncertą kartu, aš jaučiau labai tokį pakylėjimo jausmą, kad apskritai kūriniai gali gauti kitą rūbą, būti vilkti į dar kažkokį kitą sluoksnį ir atrodo apaugti ne dar kažkokiom kitom naujom prasmėm, kuriuo aš pati galbūt savo tiesiog pirminiai kūrybai būčiau neradusi be grupės. Tai labai džiaugiuosi, kad bus nuostabus muzikantai kartu. Ar to jaudulio vis dar labai daug, nes tai tikrai nebuvo vienintelis tavo pasirodymas ir prieš Free Finga esi pasirodžiusi ir paramos Ukrainai koncerte. Ar jaudinis? Taip. Būtų keista, jeigu nesijaudinčiau, nes matyt ten, kur tau labai svarbu ir labai rūpi ir kur tu sudedi savo labai daug vidinių išteklių ir daug prireikia būtent sukaupti savęs ir kažkaip iš naujo vis tikėti, kad čia viskas vyksta ne veltui. Tai tikrai taip. Tikrai taip. Kovo 17 dieną vyksantis koncertas klube Tamsta bus svarbus Mudviejų pasiilgsiu mini albumo kontekste ir tuo, kad tas mini albumas po truputėlį, suprantu, pasislenka į šoną naują kūrybą, ar vyksta ta nauja kūryba jau šiuo metu, kai dar ruošiesi koncertui? Vyksta. Estradoje irgi jau pristatinėjau keletą naujų kūrinių, nes tiesiog jaučiu, kad iššaukti tie kūriniai yra iš to laiko, kuriame juos sukūriau. Ir jau norisi pačiai kažkaip žvalgytis, kas laukia toliau tam horizonte, mano, tolimesnės perspektyvos, labai nesinori užsistovėti vienoj vagoj ir judėti kuo tolyn į priekį. Tai tikrai bus naujų kūrinių ir ta programa, jinai gražiai irgi plečiasi kartu. Mes tiesa šiandien dar pasilikime minėtame mini albume, nes visai netrukus kūrinio Barokas Ošia vaizdo klipo premjera. Girdėsime ir tavo įdainuotas poeto Aido Marčėno eiles. Ar gali papasakoti apie patį kūrinį, šiek tiek kodėl būtent šis poetas, kodėl šios eilės? Čia
Lemtingi atsitiktinumai, sutapimai, nežinau. Žodžiu, labai pabandysiu glaustai, bet kai buvo filmo lietuviško Juzėno Pelėdų kalno, žodžiu, visas reklamos gūsis, aktorius pagrindinis Arnas Danusas vienam savo interviu tiesiog pradėjo jį sakyti tą eilėraštį. Ir mane iš kartais tai pričiupo, aš jį visą laiką nuo to išgirdimo labai ilgai nešiojaus. Ir jisai tada, atsimenu, irgi pasako, kad jisai turi kažką tokio tikro ir gryno. Ir man taip stipriai užsifiksavo, kad aš nuo to laiko jo ir nepaleidau. Ir kadangi galvoju, gerai, reikia kažką pradėti bandyti kurti. Tai galvoju, turiu mėgstamą eilėraštį, tai gal jį galiu griebti ir nuo jo kažkaip bandyti atsispirti. Tai labai viskas taip gražiai suplaukė ir tas tekstas tikrai man labai labai brangus, jo labiau tai pirmoji mano daina parašyta, tai ir klipas man taip pat labai siejasi. Labai šiltas vaizdo klipas, 14 sekundžių likus paskutiniai žodžiai prieš premjerą, ką dar norėtum perduoti žiūrovams? Trumpam nusikelkime į vasarą, į tą lietuviškos vasaros namus, kur pro saulę virpa lapai ir kelkim dažniau akis į viršų, į dangų. Pats tas šitam metų laikui užčiuopkime gabalėlį vasaros. Kornelija Nelauskaitė, Barokas Ošia, premjera LRT televizijos eteryje, koncertas klube Tamsta, kovo 17 dieną. Ačiū ir Ačiū tau, pasimėgaukime. malonu.